Taip, yra netgi visa sistema, kad kuo mažesnis biudžetas, tuo trumpesnė suknelė ir gilesnė iškirptė. Ir yra dar vienas pasakymas, kad jeigu merginos, jeigu vaikinas jums žiūri akis, vadinasi visą kitą jisai jau apžiūrėjo. Irgi teisinga. Aš niekada merginam nežiūriu akis. Bijai, kad pavoks sielą? Ne, dar turiu kur žiūrėti. Yra toks Deividas Jankevičiau ir Mackevičiau. Jisai, žodžiu, sako, niekaip negaliu atgauti skolos iš to Deivido nuo vasaros laikų. Teko susipažinti su vaikinuku, pirmą įspūdį sudarė gerą, bet paskui pamačiau iš blogosios pusės. Kiek skolingas? Latras paskutinis, nežinau. Kiekvieną vasaros savaitgalį jis man sugadino. Jam šiuo metu 19, geria pastoviai, kaip tik savaitgalis, blaivo nepamatysi. Tėvai nieko negali padaryti, jis negrąžino pinigų nuo vasaros. Parašiau jam šiandien, bet tyli. Būtų gerai, kad apsimestumėte, kad skambinat iš policijos. Bet nereikia gal iš policijos. O iš kur? Iš rimti galingesnių instancijų. Tai Rolai, pabusi tu. Rolas negirdėjo. Rolandas bus skolų išmušinėtojas, tai papasakok dar kartą jam viską. Deividas, skolingas pinigų. Sužimta. Jau kokie nors draugeliai. Jau įspėja jį. Girdi, alkoholikas, tau tu skambins. Dar palaukiam šiek tiek. Girdi. Davai tik tai dabar nekelk ragelių. Arba dabar pakelk ir būk kietas. Jeigu labai kietas bus, kai pakels ragelį, vadinasi perspėtas. Ai. Gerai. Nes visą laiką jau būna. Tie, kurie perspėtė, tai jau žino, kad jau paskambinsi. Ir jau bus toksai. Jo, tai davai pabandyk. Davai pabandyk mane, ką nors padaryti. Aš tau pastojau, kai... Ne, bet tik tai dažniausiai būna ne toksai. Aš tau pastojau padarysiu, tu turniau. Tu čia man neaiškink. Aš čia kietas. Kur būna draugeliai, tu susidarė, tipo, davai, aš tave užsakysiu, tipo, tau, o tu galėsi prieš visą mokyklą pasirodyti kietas ir kad tavęs daugiau nebemurgytų galvą į klozetą. Atsimeni vakar pasakoju apie taksistą. Aha. Tai šiandien, žinok, įsėdau dar vieną istoriją. Nu, netoli turėjau važiuoti realiai, bet kažkaip pagalvojau, kodėl aš turiu eiti, jeigu galiu važiuoti, ne? nu. Atvažiavo taksistas, toks, matau, jau nepatenkintas. Sakau, mane paveškit čia iki Gedimino prospekto. Nu, tai toks oras, sako, sunku paėti, žinai. Sakau, tingiu, žinai. Sėdau tyliu, įsijungia, važiuoja, žinai. Visas susiparinės, ten kamščiai, kažką jis ten, savo šnekasi, žinai. Privažiavam, tenais, žiūriu 5 litrai, ten kem centų, žinai. Aš pasižiūriu piniginę, neturiu smulkių, stolniką, tai padaviau, žinai. Nu gražiausiai. Tai kaip aš gražą atiduožiu? Sakau, ką žinau, sakau, tai atiduok tą gražą. Neturi smulkiau. Jo, taip, žinai, taip, griežiančiai, taip, žinai. Ja. Ir vos sukrapštė, žinai, tas pinigus. Sakau, klausyk, sakau, jeigu tu tingi dirb, sakau, tai nedirbk. Sako, čia mane darbas. Sakau, tai kas hobis? Bet jie visi turi istorijų, žinok. Nu, ne visi, Kodėl ne čia visi, jie bet nedarbas? Va, čia dažnas visą laiką turi tą tokį, kur tipo, ai, nu tai ne, aš čia nedirbu, čia tiesiog, va, tipo, turiu multimilijoninę firmą čia tokią, žinai, kažkur tai ir toksai, va, padrabatavo jau. Taip. Labai keisti, labai. Aš savo malonumą, man patinka naktį dirbti. Jo, bet vienok jų gynybai galiu pasakyti, kad yra žiauriai fainų vairuotojų. Ne, tai aš tikiu. Yra, Aldivinui linkėjimai, maladėts yra tas. Jo, Aldivinas. Visą laiką, tas jeigu kažkur nori nuvažiuoti per 2 minutės, tai be problemų. Per raudoną Aldivinus, jeigu litą damokį, kamarėl masina. Esu, atsimenu, iš Jeruzalės iki Absento Fėjų nuvažiavę esam, nu, nežinau, atsigėriau gurkšnelį ir viskas, ir vietai. Ir atsimenu nuo Basnavičiaus kalno, žinai, per tą grindinį su autobusiuku. Neišleidai to gurkšnelio per kitą galą. Palaukit, dabar skambinam.